Sveiki, mėly klausytojai. Šiandien dar viena švietimo dialogų laida ir su jumis esu aš Mindaugas. Na, o pradėsiu nuo... Čia turbūt koks 50 žolių. Daugam turbūt tai būtų piktžolės, kurias reikėtų išravėti iš kiemo, bet iš tikrųjų viskas kitaip. Ir šiandien svečiuose turime ypatingą svečią, daktarą Marių Lasinską. Tuoj čia visko prisirašęs turiu. Marius yra vaistininkas, žolininkas, VDU dėstytojas, lektorius, net 2 knygų autorius, vaistažolių pasakos ir vaikai vaistažolių pasaulį. Mariau, labas. Labas. Niekur nesuklydau. Puikiai. Puikiai. Geriau nei žinojau apie save. Aš dabar prisimenu, mano pirma pažintis su Marium yra sutartyse. Tai Marius ugdymo meistruose veda įvairius mokymus. Tai pirmiausia susipažinom pasirašinėdami dalykus. O tikroji pažintis įvyko vadovų klube. Ir pasidalinsiu tą pirmąją pažintim, kaip viskas buvo. Tai esu vieno iš vadovų klubo narys ir ten tokie susirinkę tam vadovų klube tokie rimti, pikti dėdės, kurie jaučiasi labai svarbus, kai kurie yra labai svarbus, kai kurie jaučiasi labai svarbus. Ir atėjo Marius į mūsų vadovų klubą ir iš tikrųjų tam vadovų klube yra keliami aukšti reikalavimai lektoriams, kurie ateina kalbėti, nes vadovai žino daug ir juos kažkuom nustebinti yra taip ganėtinai sudėtinga. Na ir pirmas mūsų įspūdis apie Marių buvo, su kolegom teko kalbėti, kad atėjo išsigandęs vaikinas, jaunas labai ir galvojam, ką jis čia dabar mums papasakos. Na ir po Mariaus paskaitos mes su vadovais tarpusavį kalbėjom ir visi vieningai sutarėm, kad tai buvo pats geriausias pranešimas per visą vadovų klubo istoriją. Tai Mariau, iš tikrųjų darai didelį įspūdį visiems, ne tik mokytojams ir netgi šiandien atvykus į ofisą toks jautėsi, kad esi roko žvaigždė, nors esi žolių žvaigždė. Ir tu esi pas save pasirašęs tokį labai fainą, norėjau pradėti nuo tokio klausimo tau asmeniškai. Taigi žolininkas visą gyvenimą mokosi 2 pagrindinių dalykų. Taip. Kokių? Taip, iš tikrųjų, tai ką tik atvažiavau iš darželio Lopšelio Vilniuje Žilvinėlis ir ten buvo koks 70 vaikučių 3-5 metų ir visi klausė, kas tas žolininkas, ką reikia daryti, kad juo tapti. Tai jums sakau, reikia 2 dalykų. Tiesiog vienas tai yra mylėti gamtą, antras mylėti žmonės. Ir kai šitus dalykus pajuti savimi visu, tai kiti negali nedaryti, kai sako. Mes sako, aš galiu ir nebūti žolininku, galiu būti, o man taip tiesiog neišėjo nebūti. Tai tie 2 dalykai man įsigrynino per visą šitą laikotarpį žolininkystės, kad nes jeigu tu augalus gerai pažįsti, tai tu gali būti botanikas, biologijos mokytojas, kuris gerai pažįsti augalus. Bet kaip tos augalus parinkti žmogui konkrečiam? Vienas rūgštingumas didelis, kitas žemas, vienas daugiau juda, kitas mažiau, vienas maitinasi vienaip, kitas kitaip. Dėl to labai svarbu yra pažinti žmogų. Nes ir tu žinodamas visus geriausius pasaulio augalus, tu tiesiog nepažindamas žmogaus, jam negali tinkamai jo parinkti. Nes tai nėra kaip vaistų cheminių pasaulyje, kad vienas kažkokia cheminė medžiaga ir tinka visiems ten 7 ar kiek milijardų žmonių. Augalai yra truputėlį kitaip. Jeigu aš esmės noriu žmogui padėti, reikia tiesiog labai gerai pažinti augalus, nes gali ir nunuodyti, iš 2000 Lietuvos augalų 100 yra vieną kartą valgomų, kai juokauju. 5%. 5% nuodingų augalų. Tai labai yra svarbu pažinti augalus. Bet jeigu tu nepažinsi žmogaus su visa jo aplinka, pradedant nuo šeimos, darbo, mitybos įpročių, tu negalėsi jam pagelbėti iš esmės. Tu vėl duosi kažkokią tai stebuklingą piliulę, kaip kiti bando vaistuose rasti, čia galvas skauda, išgersiu stebuklingą vaistą ir galvos nebeskaudės. Tai taip pas būtų ir su augalais. Bet kai tu pažįsti žmogų ir matai, kad jam tiktų vienas augalas, gal vienai paruoštas, vienam kiaulpienių šaknelis, kitiem gal žiedai geriau,
vienam reikėtų biškutį daugiau gal pajudėti, o kitam mažiau pykti ant vyro žmonos, pavyzdžiui, ne 10 kartų 9. Ir tiesiog, va toks susisuka ratas ir tu supranti, kad be jų šitų dviejų... taip. Tai va dėl to žmogų gal dar yra svarbiau pažinti, bet nesakau, kad lengviau. Gamta tai jinai tiesiog natūraliai tave priema, koks tu bebūtum, kaip tu besijaustum, jis tada apkabina, kaip mama šiltai priglaudžia, visus receptus netgi pasako, ypač dar jeigu dėl kito žmogaus, ne tik dėl savęs. Ir supranti, tada tu pas sveikesnių tampi ir norisi kitam padėti. Tai va dėl to iš tikrųjų aš kaip ir žolininkas, bet galiu iškart pasakyti, kad žolelės yra tarsi dingstis kartais prieiti prie žmogaus širdies ir jam kažką gero ten dėti. Nuo pat darželio, dėl ko aš knygelės vaikams rašau. Ir dabar jau 3 pradėjau jau suaugusiam, nes visi kodėl suaugusiam buvo knyga. Sakau, pirmoji mano knyga buvo nuo 0 metų iki 101 vaikai vaistažolių pasaulyje, tai čia tokiem. Antroji nuo 3 metų iki 83, jau dabar jau eisiu prie vyresnių. Tai va, dėl to ir yra tas mano posakis, kad gamtą labai gerai pažinti, bet mylėti žmonės yra dar svarbiau. Ir visa ta bendrystės sinergija duoda labai gerų rezultatų. O kaip tu suvoki arba kaip tu išreiški tą meilę žmonėms, iš tikrųjų, nes aš taip manau, kad mes kartais arba nemoka mylėti, arba bijo mylėti, ir kaip nes tu esi labai autentiškas žmogus, iš tikrųjų, ir jaučiasi ta meilė kažkaip sklinda iš tavęs, iš tikrųjų, visiems čia atėjusiems jaučiasi, visi nori prie tavęs prieiti, ar ne, ir pasikalbėti. Kaip tu ją iš savęs viduje, kaip tu ją suvoki pats? Čia sudėtingas klausimas. Pagaliau, daktarui, uždariau sudėtingą klausimą. Galvojant paklausėt apie kaip nuo rūgštingumą pasiekti, čia dabar tokį klausimą, tai na gerai, reikia pagalvoti tada. Aišku, čia nėra ką daug galvoti. Kažkaip nuo pat mažens, jeigu taip galbūt ir pajuokaujant, mane kieme vadindavo kunigėliu. Arba sakydavo, duosiu litą, nusikeik, aišku, nesutikdavau. Tai kažkoks toksai galbūt net nuo mažens. Nuo mažens aš mačiau apie tai, gal prieš kokį mėnesį irgi atėjo mintis, iš kur tas atsiranda pas žmogų kažkoks gerumas, arba kaip sakai, neklausi. Tai dėl to ir sakau, kaip tu sugebi tą savo, kaip tu tai matai, ar ne, nes mes skirtingai suvokiam, matom pasaulį. Man tai yra tas toksai, nežinau, gal dievulio dovana, aš taip galiu paprastai atsakyti. Galbūt ir aš tikiu, kad visi tą gauna grūdą, tą gerumą, tą žmogiškumą, bet kaip save matau, tai yra dovana, ko gero duota. Nes vieni būna vysto kažkokiam praktikom, ar ten dvasinės praktikos, ar kažkaip bando prie to prieiti, galbūt pritemti, kartais avansų gauti. Man tai aš manau, kad tai yra kažkokia tai dovana, kurią tik tai reikia palaikyti. Tiesiog palaikau savo darbais, stengiuosi išlaikyti sąžiningumą, nes tiesiog labai daugybė buvo pasiūlymų, aš dirbau ir vaistinė, ir farmacinė kompanija dirbau, kur tiesiog sielą parduoti labai yra greitai galima. Ir, sakau, kažkoks yra užnugaris, kažkokį turiu palaikymą, nes gyvenau labai gerai, farmacinė kompanija, tai yra nauji automobiliai, daugybė atlyginimo ir visa kita, nesudėtingas galbūt darbas fiziškai, bet aš išėjau iš tokio darbo, nes širdie toks vidinis jausmas, kad vaistai yra ne batonas, ne sviestas, kad taip kiekvienam, kad per daug kartais tų vaistų vartojame. Tai labai sunku įvardinti tą jausmą, bet man ta dvasinė ieškojimai visada gyvenime ėjo ir aš daug kur pabuvęs įvairiuose ir dvasiniuose ieškojimuose, dėl to man nėra svetimi kažkokie tie dvasiniai dalykai, o kaip tik labai artimi yra, tai tikriausiai man tą ir duoda dalyką, ta dvasinė pusė man yra ganėtinai svarbi gyvenime. Vat jeigu imčiau taip kokias svarstyklės, ir vadėčiau tą materialų gyvenimą su patogiai galėjau gyventi, ten pilis jau, kaip sako, tu galėjau ten pilį pasistatyti. Ir tą ramę sąžinę, kaip sakau, tą gerumą, tai aš vis dėlto vėl pasirinkčiau tą gerumą, žmogiškumą, tą dvasinę pusę man yra labai svarbi. Man tai labai gyvenime padeda iš tikrųjų. Bet aš taip klausausi tavęs ir galvoju, kad tu turi vieną dalyką, kuris, manau, pas tave labai išreikštas, nežinau, gal tu sutiksi ar nesutiksi su manim, tu esi labai drąsus. Drąsus negyventi to gyvenimo, kurio visi siekia, o gyventi savo gyvenimą. Aha, labai gerai pasakyta. Nes čia yra apie drąsą būti savimi, ar ne? Nes man atrodo, tavo kelias ir mokytojų iš tikrųjų pasirinktas kelias, jis yra drąsus, jis nėra patogus, jis nėra lengvas, jis nėra, kaip tu sakai, ten aukso pilis kažkokios ir taip toliau, bet jisai
kažkokį turi visai kitokį prasme gyvenimą, ar ne? Labai iš tikrųjų susišaukė su šiandienos užsiėmimu, nes darželį, kur buvau su auklėtojomis, aš iš karto jas pasveikinau, sakau, jūs pasmertos bus amžinai laimingomis. Sakau, kaip tai jūs taip pasimetės, kaip čia taip gali būti, žinai, kaip sakai, nėra lengva, o žolingas palinkė būti laimingomis. Sakau, dėl to, kad jūs visada būsite biški suvaikėję. Jūs visada būsite su vaikais, jūs tiesiog, jūsų ryte žaintuvas suskamba, aš einu pas vaikus, ne į darbą einu, bet aš einu pas vaikus, o kai eini pas vaikus, tu tiesiog kitaip negali, kai tu įeini į tą būseną, nori, nenori, jie tave įtraukia tada, nes mano žmona yra muzikos pedagogija, tai jinai dirba darželiuose, muzikos užsiėmimus, tai aš matau, kaip jinai ruošiasi, kaip į sekmadienio vakaras, jei pasiruošimas pirmadienį yra, ir kaip jinai striksi meškučius, vaidina kiškelius, visokius, sakau, manikut, aš tai ne pirmą kartą, bet kiekvieną kartą nustembu, kaip atsiveria žmogus, atrodo, ne? Ir jis tai pradeda ruoštis. Tai iš tikrųjų, būti drąsiam labai gerai varniai, ko gero tai yra drąsa. Daryti tai, kas tau atrodo, nes gal aš neišgyvensiu, gal tiesiog šeimos neišmaitinsiu, 4 šeimų, reiškia, asmenys šeimoje, 2 dukrytės, reiškia, žmona, aš ir kaip mes dabar čia iš žolinko, ar čia iš tų žolelių, ar čia iš ko aš išgyventi, reikia ko gero drąsos. Iš karto gali, siūlau ten būti kokiu veidu, kokios farmacinės kompanijos vaistų ir aš atsisakau, bet tai yra ganėtinai drąsu, kai jis sako dėl to, kad, bet iš ko tu gyventi. Ir ta drąsa, tas tikėjimas, ko gero, gaunasi gerai. Bet aš galvoju, vis laik, kad ta drąsa atsiperka paskui. Tai, mano atveju tai tikrai labai atsipirko, nes išėjau iš farmacinės kompanijos, labai sunkiai tas duris uždariau. Paaukštinimą grėsė, man sakė, tai paaukštinsim, dar daugiau duosime. Jo, sako, viskas paaukštinti. Ir supranti, bet paskui direktorius suprato, ačiū jam, jisai suprato, mane paleido. Ir kai aukso duris tas uždarai ir atsiveria duris į gamtą, arba dar geresnės duris. Tai čia drąsos uždaryti kartais tas, tokias galbūt ir patogias, aukso apipiltas, apibarstytas, paskanintas, tas, aiškiai, tokias saldžias duris, o atsiveria tikrumo tos duris. Ir irgi šiandien, kai atsisveikinau su direktorė to darželio, jinai pasikalbėjome, kad aš net nedirbu. Tiesiog aš džiaugiuosi tą, ką darau, tai net darbą negaliu pavadinęs, tai tau smagu, ką tu darai, kitiems smagu, ką aš darau ir tai gaunasi nuostabu. Tai mokytojų labai... Atras, ką myli ir visą gyvenimą nedirbsi kažkaip, taip yra, nesakoma. Jo, kad nuostabu tiesiog yra mokytojų, pedagogų, sakau, žiūri juos ir tiesiog džiaugiuosi viena iš sudėtingiausių galbūt, atsakingiausių užauginti vaiką, bet tai yra labai drąsu ir labai gera ir aš tikiuosi, kad dauguma mokytojų širdyje tą patį jaučia, ką ir aš, kad jie mato tame prasmę. Jeigu tu nematai prasmę, tai tu tos pinigėlį iš bet ko gali. Tu gali sugudrauti kažką, tai dar kažkaip, jeigu tik vien dėl pinigo. Bet to pinigų gyvenimas tai neužsibaigė, nors vis tiek į prasmę, ypač vyresnių žmonių, kai skaitau 3 amžiaus universitete, žmonės jau kokie 80, 90, jie žiūri, sakau, tokį net klausimą Šiauliuose čia buvau uždėjau, sakau, ką darytumėte, jeigu 50 metų atgal dabar? Tiesiog stebuklą, kokį burtą, ar gal stebuklą 50 metų atgal. Žiūri, mane net pasimetė, žinokit, net kai kurie pasimetė, jie net neleidžia tos tokius net sąlygos, žinai. Oi, vienas sako, aš gal labiau savo kokio laiko būčiau skyrusi, aš gal labiau pakeliauti norėjau, žinai, o aš gal tikrai ten norėjau ten kažką tai tokio. Tai reikia svajoti, reikia būti drąsiam ir kažkaip viskas gerai gaunasi. Labai gražu. Dar viena tavo citata, kuri aš galvoju, kad yra labai aktuali visame kame. Sveikata prasideda nuo gerų minčių. Kažkur esi sakęs. Taip. Netgi vadovų klube, taip sakė, atsimenu, kad viskas nuo gerų minčių. Ir kaip tas geras mintis, čia gal mano klausimas tau, nes matosi pas tave tų gerų minčių yra per daug. Kaip mokytojui, ar ne, kuris patiria turbūt nemažai streso, galbūt spaudimo, nes spaudimas ateina ir iš tėvų, tada ateina iš direktorių, tada galbūt kai kurie mokytojai spaudimą savo kelia. Ir kaip tame spaudime tas geras mintis palaikyti? Koks būtų tavo patarimas?
Nu, tokia augalo galima būtų čia surasti toj puokštėje. Tiek tai reikia, tik tai saugalėlio. Bet čia bus vėl piliulė. Vėl piliulė čia Jo, bus. dėl to- Čia nesprendimas, Tai nesprendimas. Jo, būna žmonės ateina koks 100 žmonių salėje, čia įeina jaunuoliai, žinai, visi dairius iš, kas įžengs su barzda, koks senelis ar mačiutė, čia toks įbėga. Jaunuolis. Ir žiūri, ir tai čia vienas būna toks įdomus, o kitas jie galvoja, kad iškart duosiu tokį, žinai, vat. Šitas nuo sąnario, šitas nuo nemigos ir visi laimingi grįžta ir nieko nebereikia daryti. Ir aš einu ir sakau, iškart sakau, sąsiuvinuke, užsirašykite papildomas sąlygos, mažą žvaigždutę. Visi mano receptai padės, kablelis, jeigu būsite verti jų pagalbos, taškas. O. Žiūriu tą sakinį ir galvoju, tai pala. Aš atėjau į paskaitą, reiškia, kad žolelių ar ten nusipirčiau, ar tenais, aiškiai, duočiau. O jis sako, yra papildomų sąlygų, supratė? Čia dėl to, kad barzdos nėra. Būtų barzda, tai nebūtų papildomų sąlygų. Sakydavau, šitas žmogus jau čia, kiekvieną žodį šventas, ne? Ir mes tada įsikalbam su žmonėm. Vis dėlto, kad žmogus turi pas dalyvauti savo sveikimo procese, savo gyvenime dalyvauti, stebuklingas piliulės vis dėlto nebus, jinai bus. Tada jau kai busime verti pagalbos. Reiškia, kai 3 cepelinų nakties nevalgysim, jau galima žmogui duoti augalų rūgštingumo. O kol 3 cepelinus nakties valgai, tau rūgštis kyla, tai reiškia, nėra prasmės. Duos žolelius, išgers, vakaro vėl 3 cepelinai. Tai priežastis, reiškia. Tada reikia priežastį. Ir mes keliavome prie tų minčių. O dabar, pavyzdžiui, kilo jums mintis pasikviesti Marių. Ar aš pirmiausiai čia su jumis bendrauju, ar pirmiausiai kažkam kilo mintis, kad aš atvažiuočiau? Turbūt mintis kažkokia vis tiek turėjo kilti, ne? Ar atvažiavau ir tada mintis? Pasirodė mintis. Tada paėmėt ragelį, paskambinot, ne? Marių, ar galėtum atvykti va čia? Tai pakeliui važiuosiu, atvyksiu. Tai aš susiskambinau ir aš jau dabar rezultatas čia su jumis kalbuosi. Tai pirminė, vis tiek buvo mintis, ne? Nu kaip bežiūrėsi. Vienareikšmiškai viskas. Tai va dėl to gyvenime, va, kai sako, ten nesiseka, ar kažkas apkalbėjo, ar kažką tai skauda, ar kažkam kažką palinkėjau. Jeigu atsektume atgal, vis dėlto va čia labai daug pas mumis, labai daug. Tai nėra lengva, ten suvaldyti, kas ten skaičiavo psichologai, 72 000 minčių užpuola žmogų ir 80 neigiamos. Nespėsiu sutikimai, lipsiu į balą, nepavakarieniausiu, nepadarysiu. Ir tik tai vienas širdies balsas, viskas bus gerai, kokie 5%, žinai, kažkur tai širdyje. Tai nėra lengva iš tikrųjų tame visame daugybėje to negatyvo, o ką patarti. Bandyti didinti tų gerų minčių kiek įmanoma. Šiaip gamta yra vienas iš tokių paprasčiausių būdų pagerinti daugiau minčių, nes galiu iškart receptuką gal. Gerai. Nuvažiuojate į Neringos juostą, į Nidą ar Pervalką, nesvarbu, ir vaikštote nuo Kuršių marių link jūros, tais miško takelis, ne kur turistai vaikšto, bet kur stirnų tokie išmindžioti, jeigu kada teko ne kur turistai asfaltuoti, bet tais miško takeliais kokias 3 dienas. Nueinate prie jūros, užsikasa smėlyje, tik nosį palikit arba kad draugas atkastų, po pusvalandėlį ir te vakare, nes smėlis labai, nuima, žinokite, tiesiog tokia įtampa, tai yra mineralų terapija pasaulio vadinama. Tai pas mane tokie per juoką, bet geri receptai. Mano tokia yra pobūdis paskaitų, tai ar dėstas būčiau, ar aš darželė šitą įtraukiau humoro truputėlį, nes lengviau žmonėm atsiminti, bet priimkite kaip tik rimtą receptą. Nes man tai padeda labai, iš tikrųjų, ir kitiem yra padėję. Kokias 3 dienas reikia? 3 dienas išėlės, ar ne? Ir dar geriausiai ne sezono metu. Ir vaikštai tais takeliais, dėl ko miške yra mažiau minčių, mažiau žmonių, mažiau minčių. Vienas dalykas. Toliau fitoncidai, eteriniai aliejai tiesiog pagerina kvėpavimą, kraujotaką, limfinę sistemą. Žmogus tiesiog geriau pasijunta fiziškai. Viskas labai susiję. Jeigu tu fiziškai gerai, žiūrėk, jeigu skauda sąnarį, ne, nei tu maldelės norėsi, nei tu į darbą norėsi, jeigu tau, pavyzdžiui, skauda arba susuko kokią nugarą, ne, uždegimas kažkoks, rūgštis kyla. Bet jeigu tu gerai jautiesi fiziškai, jau automatiškai nori daugiau gerų darbų kažkaip tai padaryti, tų gerų minčių daugiau, jeigu tau skauda, visiems bėdavojasi, darosi suka. Tai paprastas toks receptukas būtų tiesiog kokią 3 dienas sau skirti. Ir vaikščioti, nebūtinai Neringoj, žinoma, bet ten nuostabus kraštas, nes ten ir vėja prapučia, ir vandens gali rasti, ir smėlį užsikasti. Ir tai va, ir gauromečio arbatos nepamiršti užgerti. Ir tvarkosi po truputėlį. Nėra greitai, neišeina greitai. Va ten, kur greitai, tai reikia jau suklosti. Oi, būsi turtingas, lieknas, gražus per 3 dienas ten per reklamą ar kur nors. Tai, investuok 100 eurų, uždirbk 1000 iš karto. Tai iš karto reikia jau suprasti, kad tai jau kažkas yra ne taip, nes žmogus savo rankytėmis, kojytėmis, mažais darbeliais po truputėlį tikrai gali pasiekti. O čia iš karto kažko tai bus kažkas tai įtartino, netikro.
Aš taip galvoju, kad aš irgi kartais turiu tokių minčių blogų, ne blogų, bet kurios nepadeda streso, tai man labai padeda bėgimas, bėgu. Taip. Ir paskui kažkaip būna lengviau visai. Ir dar pastebėjau, kad labai padeda, jeigu sugebu paslėpti visokius įrenginius, kurie bendrauja su pasauliu. O. Kažkaip, nežinau, mane tiesiog tada su savim būni ir tada viską apmastai, nes kitu atveju labai įsitrauki, nežinau. Tai va, vien sako, užsimerkti, ne? Jeigu užsimerkiai, sako, akis labai daug informacijos, tiesiog mūsų pagrindinis informacijos šaltinis. Užsimerkiai, jau kažkaip pradėjai save pabiški, jeigu ilgiau pabūni truputėlį, tai vien toks paprastas, va darbe, ne, va ką mokytojui padėti. Na tikrai, va kažkokia situacija, kažkas tai, jis va tiesiog atsisėdė, nu vis tiek būna gal pertraukėlė kokia 5 minučių, 10 kokios, tai tiesiog taip galima užsimerkti. Arba jeigu dar akytės pasveikatinti, tai yra paprasti pratimai, tiesiog biškutį patrinus, galima tiesiog užsidėti ant akių, va čia vietoje akinių, va akinius nusiemi, kas akinius, pavyzdžiui, nušia ir truputėlį kokias 6 minutės, tai va palaikyti ir regėjimas pagerėja. Ir biškutį savyje pabūni. Atrodo, va kaip sakai, išjungi viską, ne? Užsimerkiu, viską išjungiu. Labai gerai judėjimas. Va, profesorius Albertas Skurvydas, žiūrėkite, vienas toks Lietuvos korifėjų, kaip pasakyti, mokslininkų, kurie va, judėjimo naudą žmonių, net lėtinių ligų, ten 50 priskaičiuoja, galima išvengti nefarmakologinis priemonės judėjimu. Vaikščio tiesiog paprasčiausiai, o jeigu dar vaikštai išjungęs visus įrenginius, paprastose dalykuose, iš tikrųjų, nereikia kartais labai daug investuoti, čia tą papildai ten dakalmas, tiesiog nemokami yra dalykai. Gamta, pasivaikščiojimas, užsimerkti, daug mes nekainuoja. Gamtos turim daug, ar ne? Gamtos daug turim, tikrai galima daug Lietuvoje rasti. Bet kuriam Lietuvos taškai iš tikrųjų turbūt galima rasti. Taip, nemokami vaistukai, visiškai. Žolyčių visų. Išeini ir vaikštai. Nu, tau įsivaizduoju, čia gimti Lietuvoje Lietuvoje tau buvo čia labai smagu turbūt, nes būtum gimęs kokioj, ką žinau, Afrikoje, Saharoje, pavyzdžiui, kur nors ten beduinų šeimoje, tai turbūt būtų buvę gal, bet ir turbūt vis tiek būtum radęs. Yra ten žolių Afrikoje. Saharoje. Būna kartais kviečiasi, sako, mes nelabai turim kur čia žolelių, ką čia tu pasakosi, sakau, mane galite ir Gedimo prospektą paleisti, ar Laisvės alėjai, ko ne. Akmenų augančių. Tai manau, kad ir ten kažką tai rašiau, bet iš tikrųjų labai gerai pasakėjai, nes gimti Lietuvos žemėje, aš tai viską, kartą pagauti yra man dovana. Tu žinki žingsnį ir 20 kelios vaistažolės yra kvadratiniame metre. Daug nuostabių žmonių sutinku, sako, kur tie, sako, blogi žmonės, jūs man parodykite, aš jų nelabai matau. Tiesiog sutinku labai daug gerų žmonių, kiek važinėjai per visą Lietuvą, kokie 700 paskaitų paskaityta, nežinau, 100 000 žmonių turbūt akių esu matęs, visi geri žmonės, neatsimenu dabar, kad būtų papuolę kas nors blogo, aš nežinau, kurie yra. Gal nėra, gal tiesiog toks emocinis, žinai, kai būna internetas, kas daugiausiai reikia, tas būna girdimas, ar ne? O tie geri žmonės, jie tiesiog nereikia ir viskas, o kai pradedi lankyti pasaulį ir Lietuvą, supranti, kad velnės, kiek čia daug tų gerų žmonių. Labai daug yra. Ne? Iš tikrųjų daug gerų žmonių, kiek daug gerų mokytojų ir tai mes patys tai matom, jaučiam ir tai yra nuostabu. Gerai, o dabar grįžkim, man sakė nesilenkti, aš vis tiek pasilenkiau. Tai grįžkim, Mariau, į pačią pradžią. Kiek pradžia? Mokyklą. Kaip tau sekės mokyklai? Koks tu buvai mokinys? O, labai mėgstu šitą klausimą, iš tikrųjų. Mėgsti? Jo, iš pradžių galvoju, ką aš čia papasakosiu, dabar prisimenu, kad aš mėgstu šitą klausimą. Nes dažnai klausia, vis dėlto pamato jauną žmogų, kaip to žalia, iš kur čia, nes gal giminiai kokių gydytojų ar ko nors. Nu nieko, neatseku, nei vieno gydytojo, nei giminiai, nei pro, nu niekur neatseku, kad kas nors būtų su gydymu, su žolelėmis, su kažkuo. Tai tas kaip ir pirmas aš esu. Vaistininkas, baigęs Kauno medicinos universitetą, bet gal nuo pradžių, kaip sakėt. Nuo pradžių grįžkime į pradžią dabar. Tai ką, tai buvau geriausias pasaulio futbolistas širdyje, norėjau būti. Tai visus Pelė, ten toks buvo futbolistas, reiškia visas Ronaldo susirinkdavo iškarpas sąsvinių tokių, dar dabar aš jau kur nors turbūt sandėliukė pridėta iškarpų. Tai... Ronaldo jau tada žaidė? Jo, tada Ronaldo, ne Ronaldinho, Ronaldo, tas Ronaldo, tas, kur jau nebežaidžia. Kuris nebežaidžia. O taip, tai tiesiog koks mano buvo, pirmoji klasėje dar esu 10-tuką gavęs, 5-tukas ar 10-tukas, neatsimenu sistema, už eilėraštį. Laukas kelias, pievas, kryžius, šilo juosta mėlyna, debesėlių tankus įžas ir graudinai, toliau neatsimenu, aišku. Šitą aš mokėjau. Su pliusu, bet paskui nusivažiavau, žinokit. Paskui grįžti tašę į kampą, kamuolys futbolo ir tarp medžių žaisdavom, aš gyvenau Vinco Krėvės partizanų ten gale Kaune, kas žino,
ta tokį, vat, rajoną, tai tarp medžių ten nebūdavo dar aikštynų labai tokių kokybiškų, tai tiesiog kur rasdavai ten ir žaisdai žiemą ant kojinių maišelius, kad nesušlaptų, kad ilgiau galėtum žaisti, tai tie mokslai taip kažkaip nuo to 10-uką ėjosi žemyn. Tai čia pradinėse klasėse, ar čia jau to tai, jaunoji paauglystėje? Čia taip kažkur tai gal nuo 5-os, taip kokios klasės pradėjau nusivažiuoti. Nu tai mano iki 4 klasės 37 arba Stulginskio tokia mokykla dabar vadinasi, Stulginskio. Tai paskui mama rado skelbimą, nu reikia kažkokią aukštesnį biškį, nu gimnaziją kokią. Tai jau 5 klasę aš jau į gimnaziją, VDU Rasos gimnaziją tokia. Aš kitą gimnaziją ir ten nuo 5 iki 12 aš jau toje gimnazijoje mokiausi. Ir kažkaip tai va taip 7 klasėje traumos kelių, augimas, susilpnėjimas, aš buvau puolėjas, tai kad labai gerai sekėsi, tiesiog po 5 įvarčių kiekvieną kartą buvau puolėjas, bet tai paspardydavau kojas, man tiesiog, žinai, prisivykai ką daryti per galinę koją. Taip, aišku. Ir tada 7 klasėje buvo šachmatai. Iš futbolo įsivaizduoju transformaciją. Iš tokio labai aktyvaus. Iš tokio iš šachmatus, ten tą 3 atskirį gavau, ten visą metus laiko palankiau. Tada dar geriau akordionas, nu visai, iš futbolisto tu įsivaizduoju į akordioną. Akordionų tada 5 metai, tada 12 klasę baigiau ir akordioną baigiau. Ir vat kažkas tai toks įvyksta, toks persiorantimas ir aš pradedu nuo tų šachmatų, va ten 7-8 pradedu labai gerai mokytis. Tiesiog 12 klasę baigiau, gal 1-9 ar 2 turėjau, dabar galvoju. Anglų ir istorija, turbūt, kad visi 10-ukai, tiesiog visi 10-ukai kažkas pasikeitė. Futbolas buvo tiesiog judru, aišku, ir dabar aš kartais buvo 10 metų pertrauka, čia prieš keletą mėnesių išbėgau, tai gavau kaulus nuo tų 5-toko. Tai va tokia istorija, kad buvo toksai nusivažiavimas. Tai buvo geras mokinys buvo. O paskui labai geras mokinys, tiesiog po 5 valandas pamokas ruoždavau labai kažkaip nuo 7 šuolis iki 12, tiesiog 10-ukais viskas labai geras mokinys, labai gerai. Prisiminimai yra iš mokyklos. Negi tokia istorija, kad mano pirma mokytoja po 30 metų, gal po 30, kokių net 5 metų Vilkijoje susitinku paskaitas, skaitau Vilkijos gimnaziją. Mariau, Aldona, linkėjimai Aldonai, Rudžianskienė, man atrodo pavardė. Reiškia, Mariau, sako, aš atsimenu tave, bet tai, kad sakau, man ten gal kokie 4 metai, gal buvo, dar čia, gal prieš mokyklinę, gal čia darželinukas jau buvau. Sako, aš atsimenu iš to mamos mėgsto megztuko tokio rūdo tave. Tai čia yra unikalu, kaip mokytas po tiek metų, po 35, vis tiek jau skiriuosi, biškai buvo kokie 4 ir 35, pavyzdžiui, yra gal. Bet gal unikaliai nesikeitė irgi. Ir atsimena, tai va čia ta mokytojų savybė, tai neįtikėtina nėra, kiek vardų išmoksta, kiek atsimena ir kaip nuostabu tokių mokytojų sutikti savo, vat, kurie maloniai pasisveikina ir tai yra labai širdį paglosto. Mokytams irgi daug turbūt reiškia, kiekvienas vaikas tada čia labai gražu. Ar buvo mokykloje, nežinau, mokytojas ar mokytojai, kurie įkvėpė arba, nežinau, uždavė toną kažkokį, tai suformavo kelią ar kažkokie prisiminimai iš mokyklos? Ar tu buvai tas, kuris viską pats mokėjai ir tau čia mokytojų nereikia, aš pats viską žinau, man čia nereikia. Aš manau, kad kiekvienas mokytas paliko manyje dalelę kažko tai gero, kiekvienas sutiktas. Nesakau, kažkaip blogų, piktų žmonių nesutikau, ačiū Dievui, nežinau, gal man čia taip sekasi, bet piktų žmonių nesutikau ir kiekvienas savai kažko tai pagelbėjo, padėjo, ta pati, kur minėjau, Aldonai, jeigu atsimena mane iš tokių laikų, tai reiškia vis tiek kažkoks ryšys susimezga, mokinys, mokytas ir be kalbų kiekvienas palieka. Tėtis, mama palieka kažkokį tai, ne kažkokio pagrindinį galbūt vaidmenį vaikų auginimo, o paskui kas, mūsų mokytojai, auklėtojai. Tai dabar kalbu, žinokit, visų veidus pradėjau matyti. Jo, ir savo Rasos gimnazijos atsimenu, Vida Norkienė, irgi linkėjimai, irgi istorijos mokytoja. Bet įsivaizduojat, kas čia darosi, grįžta tiesiog, atmintis. Jo, ir Perkevičius fizikos mokytojas, atsimenu, aišku, pagarba jam, tai įsivaizduojat, man duodavo taisyti klasiokų darbus. Fizikas. Jo. Tai gal čia gerai, aš nežinau. Ne, tai jau mokytojas fizikos duoda. Galėjo būti kokia gal 9-10 klasė ir man duoda ištaisyti darbus. Nu, nežinau, čia taip galima sakyti, ir pažymį surašyti duodavo. Tai, tai čia, nu, jau labai gal, aišku, dar galbūt ir patikrindavo, pasižiūrėdavo.
bet tiesiog, reiškia, ko gero, gal pripažinimas, aš nežinau, jeigu mokytas duoda, nes man tikrai gerai sekėsi, vienintelis gal tą 10 ir turėjau iš fizikos, tai čia aš tai kaip priimu kaip labai didelį pasitikėjimą. Ne, fizika ne kiekvienam. Jo, tai va, iš tiesų ir chemijos mokytos veidą matau dabar, ir lietuvių auklės, nu tiesiog dabar visus pavardės reikėtų išvardinti, tai reiškia tikrai mokytojai labai palieka ir ko gero kiekvienas, vis tiek kažko tai. Vienas gal darbštumą, kitas gal kaip tik tokį pajokavimą, kitas gal kartais reikia galbūt ir to griežtesnio tokio, bet iš meilės, reiklumo tokio. Iš viso to, ko gero, taip ir susideda ir dabar kas sėdi čia ir yra turbūt viso to. O dabar dar iš mokyklos persiklausiu universitetą, tai o dar universitetas, o dar doktorantūros studijos, suprantat, kiekvienas, aš po Vadūros gimnazijos 12 klasės stoju KMU, tada Kauno medicinos universitetą, tada farmacija, vaistininkystė. Vėlgi stodamas galvoju, kad toksai vaisininkas. Tai jis toks išminčių stovi su baltu chalatu, už prekystalio vaisinį ir duoda patarimus ir retkarčiais tik tablečių, tik retsykiais, o daugiau patarimų. Tai, biškai paskui nusivyliau truputėlį, nes būdavo daug vaistų ir daug man greičiau tabletę iš pačių klientų kartais, kad daug greičiau man troleibusas važiuoja ir tai turbūt sveikas. O kartais galbūt ir iš vaistinės pačios, tiesiog, kad daugiau tos apyvartos, visą kitą. Tai, bet gera patirtis buvo tai, kad tiesiog būdavo žmonės ateina, pasikalba ir net vaistus pamiršta nusipirkti. Tai vėlgi, manau, kaip geras dalykas. Ir tada po farmacijos vaistininkystės doktorantūrą įstojau. Sakau, man mokslo daugiau nereikia, kiek galima, farmacijos magistras, aukštasis ir užtenka. Ir po 10 metų situacija taip susitinku vieną žmogų, kitas sako, Mariau, reikia tau studijuoti. Va, dievulis, atsiunčia taip sudėlio situaciją, kad aš įstojau po 10 metų pertrauką, dažniausiai magistrantūra, doktorantūra, viskas aišku, pas mane 10 metų pertrauka. Su žolelėmis Timo turgelėje, ten Rekiaudro kaziuko mugėse ir dabar ateina, Mariau, tau reikia mokslus tęsti. Taigi sakau, aš viską jau žinau, jau pas mane va čia konsultuojasi žmonės, žolelės visas pažįstu, sakau, tau reikia mokytis, stoju doktorantūrą, 4 metai, gauromečio studijos ir va prieš metus, rugsėjo 30, va tai prieš metus daktaro laipsnį, va, jau daktaras Marius Stasinskas. Ir sutinku vėlgi Elvydą Jarienę, kuri į tą mokslo pasaulį įveda, vėl nauja patirtis. Nes ten eina jau straipsniai mokslas, jau ten aš įeidavau toksai, žinai, ir aš gal pajokausiu, žinai, pašposičius čia truputėlį ir ten, tai dėdės rimti, kaip sakai, sėdė su daug trumpinių, Hubble daktar, ir tada mane išmokina taupyti laiką, turi 15 minučių daktaro disertacijai, o žinai, mėgstu 1,5–2 valandas, tai labai gerų davė dalykų ir mokslo pasaulis universitetas, tai va tiesiog dar kartelį kiekvieną savo. Ačiū Jums labai, mokytojai ir dėstytojai. Iš gyvenime iš kiekvienos situacijos turbūt galima pasiimti gerų dalykų, ar ne? Čia mūsų pasirinkimas yra, kaip fizikoje, jeigu fiziką mokysi, tai mūsų pasirinkimas yra kaip realizmo teorijoje, ar ne? Kokią skaitos tašką mes pasirinksime, nuo kurios vietos matuosime ir viskas yra reliatyvu, žinai. Na, iš vieno taško žiūrint atrodo šviesos greičiu, iš kito taško vietoje stovi, ar ne? Tai taip ir gyvenime turbūt yra, kad nuo mūsų pačių priklauso, kur tas mūsų atskaitos taškas. Turim tokią didžiulę galią, ar ne? Pasirinkti atskaitos tašką. Mūsų tapo, nežinau, pasirinkti. Iš tikrųjų pasirinkimas, vienas didžiausias žmogaus dovanų yra laisva valia arba pasirinkimas. Tu kiekvieną dieną rinkėsi, ne? Tu gali eiti į parduotuvę greito maisto, bet ką, tu gali tiesiog pas močiutę nuvažiuoti į kaimą, ačiū tau, kad tu moliūgą užauginai, iš moliūgo, ne, arba pažolinką žolelių fitoterapeutą, o ne iš karto tabletės nerūgštingumo. Kiekvieną dieną pasirinkimų daugybė. Tiesiog kiekviename žingsnėje antro. Gali tiesiog vandenuką išgerti, žinai, va, sveika gyventi, gali tiesiog, nežinau, kažkokį gėrimus saldžiuosius, kur nelabai... Mintis gali pasirinkti. Bet sako, ko ieškai, tai randi. Dažnai žmogus sako, dėl man taip niekas įseka rasti gerų žmonių dako, nors, kad tu sako, ieškai to, ką tu nori ieškoti. Tas piktas, tas tam nesiseka. Visi blogi aplinkui. Jo, visi ir tu randi. O sakau, kažkaip to gerumo tiek daug. Bet prieini prie lango, sakau, biškai prasivalykite savo langą, nes pykstam kaimyno, sako, oi, koks apšiūrė, sako, dikaduonis nieko nedaro. Ateini prie lango, prasivalo, žiūriu, o jie, tai atsiprašau, jisai ne savo kaimynui, negali turinčiam daržą kasą. Dar prasivalė savo tą langą, eiktų jisai su lininiais drabužiais ir dar basas, ir dar žolelių arbatą nuneša. Tai mes prasivalykime savo tos langus, aš čia taip metaforiškai. Ir tu pamatai, kad tikrai kiekvieno žmoguje gerumo yra tas krislelis. Tai, kaip pas kiekvienas renkasi, va, kaip sakote, ar eiti savo tą gerumą didinti, ar vis dėlto siekti betodaiškai kažko tai to materialaus, kur vis tu seki ir niekada nepasieki. Tai pasirinkimas yra didžiulė galia
didžiulė ir dovana. Ir kiekvienas vaikas turbūt lygiai taip pat irgi turi gerumą, ar ne? Ir mokytojas turbūt irgi didžiulis talentas gebėti pamatyti tą gerumą, ar ne? Nu, čia skleisti va tą gerą, nes jisai juda, bet palauk, tai nori pasodinti ant kėdės, jisai juda, važiuoja, gal kokį nors bėgikus taps, arba tai panaudos savo energiją kažkam kitam. Kartais keistai atrodo, o visus reikia susodinti, nejudėkite, o kaip tik, ne, gal atskleisti. Ir jam daug kėdės nešioti, gal jisai tvarkyti, žinai, tą jo norą galima gal kažkaip tai kūrybiškai, ne, gal nenuslapinti, nes būna, tu nemoki tenais groti ar dainuoti, ne, o tu pažiūrėk gal kūrybiškai tą, žiūrėk, kiek, ne, dainininkų, pavyzdžiui. Gal jisai matematikas yra pats geriausias. O gal jisai geriausias. matematikas geriausias. Ir tikrai mokyti va šitas dalykas svarbu yra pastebėti kiekviename tą, o gerumo tikrai yra ir padėti atsiskleisti. Klausyk, Mariau, iš tikrųjų neįdomu klausytis tavęs apie mokyklą. Toks tu buvai, klausaus tavęs toks geras vaikas buvai, ta prasme, mokytams buvai džiaugsmas, turbūt pats didžiausias džiaugsmas, nereikėjo tavyje ieškoti nei gėrio, turbūt, nei blogio, tiesiog viską gerai darai. Esi kokia iš posą iškrėtęs. Jau norėjau sakyti, jau norėjau pertrauką, gal išklausysiu iki galo, ką tu čia man, aš jau norėjau prisipažinti, bet gerai, kad išklausiau, reiškia apie tą patį. Nutokiau tavo klausimą. Tu skaitai mano mintis? Galiu išpažinti, bet trumpą. Reiškia, iš tikrųjų, dar dabar, įsivaizduojate, kiek galėjo būti man metų, kokie 6, gal 7, nežinau, čia su mokykla susiję, aišku. Aš sakau. Gariūnų turgus toks yra Vilniuje, Tai žinom, puikiai. Ir seniais laikais prieš 300 metų būdavo tokia, tiesiog mašinos ant kapoto pridėta viską tokia prekyba. Tai labai norėjau aš teterio. 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 Tai toks kompiuteriukas. Jo, toksai detalės. Ir va tiesiog turbūt ko gero, gal vienas iš vienintelių gėmų, gal ne, tai teko pasiskolinau. Be grąžinimo Tai galimybės. va čia šitą tikrai... Ant savęs nešioji iki šiol. Bet gal dar pagalvosiu, ką čia dar. Mokyklai, nejaugi jokio šposo nesi. O mokyklai? Iškrėtęs. Mokyklai, ką aš galėjau padaryti blogą mokyklą? Apart to, kad gavai daug dešimtukų, taip, čia mes šitą puikiai supratom, žinom. Sunku, įsivaizduoju, kiek ko nesu padaręs. Nieko nesi blogo padaręs. Dabar apie išdaužimą, pagalvokim, ką nors išdaužė su kamoliu, ką nors. Nesi nieko, ne? Taikliai sparadau, žinai. Jo, pas mane, kai tik rungtynės, tai 5 įvarčiai. 5 įvarčiai. O blogo ką nors. Klausyk, pavydu mokytojams tokio mokinio. Nesugalvoju, žinai, atsiprašau, bet nekyla net minčių. Gal sugalvosiu, bet kol kas nieko. Labai gerai. Tai ir pamirškim tada šitą temą. Turbūt iš tikrųjų geriems ir gabiems vaikams mokykloje yra viskas labai gerai. O kaip tu galvoji, ką reikėtų keisti mokykloje, kad kitokiems vaikams irgi būtų gerai? Netokiems geriems, kurie nenori jokių iškadų padaryti ar ne, kurie mokosi dešimtukais. Kaip tu galvoji, turi kažkokį tai, nežinau, įsivaizdavimą ar matymą, kaip šiuolaikiniai mokykloje būtų galima kažkaip kitaip daryti, nes dabar keičia programas, bet iš esmės tai niekas nesikeičia, ar ne? Sėdi mokytojas. Ką tu darytum pats? Aš iš tikrųjų tai gal bus man lengviau atsakyti, nes dukrytės auginu, kuria yra, viena yra 6, kita 8,5, tai viena dar prieš mokykliniai, o kita jau yra antrokė. Tai mes leidžiame į, nežinau, ar galiu pasakyti. Be abejo. Tai tiesiog pavyzdys dėl to, kad labai džiaugiamės. Net geriau ir nesugalvočiau, tai yra Juozo Naujalio muzikos gimnazija, tokia mokykla yra Kaune. Ir tenais yra, kas yra, nedaug vaikų. Pavyzdžiui, klasė yra 17 beros dabar vaikų. Tai yra, reiškia, labai mokytojas susitvarko tvarkingai. Kai būna 30, tai gal vienas iš patarimų, kad būtų gerai tos klasės. Mažesnės klasės. Jo, kažkaip tai, kad tas vis tiek santykis jau 30, aš taip įsivaizduoju, kad jau biškutį saugiau. 17, dar suserga, kad 15, 14, tai praktiškai individualu gaunasi. Tai tas labai man patinka tikrai. Kas labai... Čia jau žinutė politikams, ar ne? Kad tai yra svarbu, iš tikrųjų. Tai svarbu, aš tiesiog matau iš dukrytės, jinai laiminga, nepervaršta, grįžta ir dėkoja. Ir žinoma, labai nuo mokytas auklėtas priklauso, kaip žmogaus asmenybės, labai šiltas. Tiesiog mokytoja yra labai šilta, labai tokia paprasta, šilta, tikrai nuostabu. Tai toliau kas dar? Pati mokykla nėra pati didelė, gal ten biuros dabar, jeigu neklystu, ar 400 iš viso. Gal net su mokytais, turbūt 200 vaikų ir kokie dar ten 100 ar 200.
Gal ne. Ne, gal ne. Gal ne. Ne. Nebūna taip. 400 kažkur tai, kad Vaikų. nėra didelė. Kažkas irgi toks dalykas, kad kažkas apie mokykla geriau yra mažesnė negu Nu, didelė turbūt. iš savo pavyzdžių šito, nes aš, pavyzdžiui, kai Rusos gimnazijoje buvau, tada dar buvo, liktais dar pradinukai, tai apie 1000 ir virš. Oho. Riešiai buvo, man irgi 1500. Tai tiesiog tu vaikštai koridoriui, bijai, kad nenutrenktų kas nors. Ne, ten viskas tvarkoja, ten kažkaip, žinokit, riešiai susiorganizuoja, nežinau kokiu būdu, bet be guzų moktai vaikšto. Yra, sakė, atvejs vienas kitas buvęs. Tai čia iš tos pusės, jeigu tai įmanoma, tai vat, kažkaip, nežinau, iš kur tai įmanoma, bet tos mažesnės jaukiau. Daugiau artumo. Artumo, erdvės, tam tikros su savim pabūt, pavaikščio, nereikia tau, žinai, kai esi nubudo 5 minutės, tai turėdai iki valgyklos nubėgti, eilė tokia, tas bandelės sukimši net nekramtė, žinai, 5, tai tiesiog, nu, toksai, o čia kažkaip tai, kur dukrytė, visi spėja. Visi taip kažkaip, tai nežinau, aišku, čia yra muzikinė, tai ne visiems ta dar tokia kaip ir atranka iš vienos pusės yra. Nežinau, ar tai galima būtų kokia, aš kai stojau į Rusos gimnaziją irgi buvo tokia kaip ir konkursas truputėlį, gal visai nieko būtų kartais, aš net nežinau, ar daryti kažkokią tai atranką vėl, ar tai galima daryti. Vis darysi blogai vieną, visi geri kitą, ar čia gerai yra? Bet čia irgi negerai. Įvairovė yra ir gamtoje įvairovė yra. Čia gal nėra gerai, bet tas į savo laiku atsimenu, kad aš kai stojau kažkodėl tai gimnaziją, iš paprastos mokyklos į gimnaziją aš kažką laikiau, nežinau. Tai gal čia jau senas dalykas, gal jau nėra. Tai ką aš norėjau čia pasakyti, kad ten, kai dukrytė, tai ten muzikinis, matai, ten jau vis tiek biškutėlį yra. Kitaip. Nu, turėti. Nestandartinė. Jo, čia galbūt nestandartinė situacija. Ką daugiau mokyklom, nu tai tiesiog labai investuoti patį mokytoją. Nes tai yra viskas, tai ką tie pastatai? Nes irgi būna universitetai blizga viskas ir dabar kalbam apie tai, kad labai studentų visi ir mažėja, bet kokį universitetą paimti, kas iš tų pastatų bus? Milijonus, milijardus tu gali investuoti, viską gerai ir nėra mokinių. Arba mokytas amžinai pavargęs, pamėlęs, o akim, reiškia, jam rūgštingumas, jam sąnarių skauda, jis net įsimiegoti negali dėl krūvio visą kitą. Tai ko gero vis dėlto eikime prie to vienintelio patarimo į mokytojų gerovę. Jo, kaip įmanoma, tikrai kažkokiu būdu įmanoma. Jeigu tu kreipi mintis, kaip sakėme, ne, jis anksčiau ir vėliau vis tiek kažkaip tai materializuojasi, kažkaip tai, o jeigu tu nenori, tu tik į pastatus į kažką, tai aišku labai gerai ir pastatai, aišku gerai, kaip vėjas neapučia. Bet daug svarbiau yra vis dėlto žmogus, mokytojas, tai investuoti į juos. Ir pasitikėti jais turbūt. Pasitikėti labai reikia pasitikėti, nes dabar, kad jis atrodo tiesiog nežmoniška, netgi tokia kontrolė, nu aš pastebiu, kai važiuoju kur nors, tai tiesiog fotografuoja, filmuoja, aš suprantu, kad tai yra ataskaita tėveliams ar kažkam, tai nu kaip pasakyti, gerai tai yra. Bet tiesiog, kai būna kiekvienas žingsnis, net mokytas atrodo, kad jis įsitempęs, jis tiesiog, jeigu neužfiksuos akimirkos, tėvelis sakys, kad tu nemokini, tu mūsų būrelio kokią neįšvedi, bet ar tu turi pasitikėti, kad jis tikrai nuveda į būrelį ir kokį žolingą pakviečia, nu kažkokias edukacijas, nes tikrai pastebiu. Čia filmuoju, kokiam tėveliam ataskaitai. Nu, sakau, smagu, kai man atsiuntė, kad ten Gajūtė tenais buvo, ten Nemuno Saloje arba teatre, nu, fainai. Bet net nereikia dažnai taip jau kiekvieną. Pasitikėti, kaip sakote, reikia tėveliams mokytais. O Mariau, klausyk, tu esi lektorius, ne? Ir tu daug ir per mokyklas važinėjai ir jau daug mokai visus. Ir esi mokytojas. Galima sakyti, kad ir mokytojas esi dar, be to, kad esi lektorius. Iš mažosios raidės taip, nes jo pas mane yra pavojinga biškutėti tokie, suprantate, nes kai tu pasijunti mokyti iš didžiosios raidės, tai reiškia, kad jau. Nu gerai. Bet tas, aš galbūt sakyčiau, tas mokinys, kuris mokosi ir tai, ką išmoksta, pasidalina su kitais. Bet jeigu įmant kaip pedagoginį laipsnį arba kaip čia specialybę, darbovietę, tai aš esu taip dėstau, mokytojas esu. Gerai, tada aš norėjau šito atsakymą iš tavęs, iš to seka klausimas pačiam. Duok kokius, nežinau, 3 patarimus. Kaip įdomiau pravesti pamoką? O, labai gerai, nes aš tą iš tikrųjų ir darau. Nes mokytams idėjų, žinai, vis tiek tu dirbi visą laiką, žinai, ir nori visą laiką idėjų, kaip čia tą pamoką padaryti įdomesnę, kad tie vaikai labiau įsitrauktų. Nu. Aš tą ir darau, iš tikrųjų, kai pasikeičia mane ar 5-okam, ar darželį, ar 12-okam, ar studentam, tai visada mano tai toks yra tokio gyvumo, tokio paprastai, nuoširdžiai, gal kartais ir mokėti savęs ir pasijuokti, gal
Pirmas dalykas, mokytojui pasijuokti iš savęs reikia Jo, mokėti. nu tas pasižiūrėjai, nes aš pastebėjau, kad tu eini tokį rimtas ir labą dieną mes šiandien, reiškia, išmoksime geometrinės ten figūras. Bet jeigu tu... Aš esu geometrinė figūra. Jo, nu kažką atsineši kokį nors, reiškia, lapą, kiolpenę, kokią, reiškia, išlipdėjai ryte iš, nežinau, molio kokią nors ir čia supranti. Ir visiems iš karto akis, per akis mes, per ausis, bet labiausiai informacija eina per širdį. Va tas, jo, nes, reiškia, mes kartais labai jau ten įsijautę moksliškai, aš universitete, netgi tas pas, ar dažniausiai universitete, pavyzdžiui, visi laboratoriniai darbai patalpose, o aš paėmiau juos studentus, augusius žmonės įveduosi į pievą, supranti. Nu, šalia universiteto, ten pas mumis yra ten tokių ir arboretumai, kur medžių, ten krūmų, žalia. Aš juos įsivedu, neįtikėtinai visiems kitiems mano kolegom, kas čia vyksta. Kas tu čia išdarinėjai? Taigi yra programa, reiškia, tau išdėti augalų fiziologiją, morfologiją, tu dėstai, laboratoriniai darbai tavo atsakingi, tu juos į pievą vediesi. Bet aš tai pievą, taip ten su jais sužaidėm ten. Ir pasižiūrėjom tą augalų fiziologiją, tą fotosintezę, kaip tie medžiai, kaip tai, reiškia, ką galima rasti, ką sugriaužti. Tai kuo daugiau įtraukti gamtos, jeigu tai įmanoma. Vat netikėtai, pavyzdžiui, pamoka apie geometrijas, figūras, o jos į mokyklos kiemą ir suraskime, pavyzdžiui, geometrinę figūrą tvoroj, augale. Pavyzdžiui, trikertė žvaginė, galiu pasufleruoti, trikertė žvaginė, trikertė žvaginė. Žvaginė, trikertė žvaginės. Lygiakraštis trikampis. Puikiai. Ir, pavyzdžiui, mokytojau, radau. Ir kaip jūs manote, ar jis ten lentoj pamatęs, ar ten kažkur kompiuterį, ar jisai tą trikertę žvaginę labai gali užsifiksuoti visam gyvenimui, ne? Trikertė žvaginė. Žiūrėk, ir augalą dar žinos. Gamta. Reiškia, mokėti... Tai pirmas, iš savęs pasijuokti, antras, tada gamtą įtraukti. Gamtą įtraukti. Kiek įmanoma. Kiek įmanoma. Jo, net ir žiemą, aš manau, galima būdų rasti kažką išlipdyti sniego. Įsivaizduoju, pavyzdžiui, eini kokį nors, reiškia, rutulius, kokią fizikos dėsnius, ten, pavyzdžiui, arbatas padarai, ten įfliunksi ten sušalą, žinai, ten snaigiam išbandyta, ne? Arbatas, kai šalta, gali išliukšterti ten fiziką pasižiūrėti ar chemiją. Ten su šilumos kiekiu kokį arbatą įdedi ten. Aš tai, pavyzdžiui, tokių norėčiau pamokų. Per kiek laiko apskaičiuokit, per kiek laiko ištirti sniegas, kuris sveria ten 100 gramų, ar ne? Super. Va, kaip gerai, mes išguldensime, aš nerepetau, iš tikrųjų, čia dabar mes kartu radome. Ekspromto, absoliučiai. Labai gerai, tiesiog gamta. Kas dar trečias dalykas, aišku, visiems patinka labai ką nors sukramtyti, suvalgyti, tai aš labai įtraukiu, labai smagu įtraukti kažką, ką galima, žinoma, kai mano daugiau biologijos galbūt pamokos, tai aš ten žalę druską, mes dedam druskos žolelių įtriname ir kiekvienam ten biškutėlį ten tą druską laižome, ar arbatą kažkokią, tai va, kažką sugalvoti. Nežinau, ten kasdieną gal arbatą nebirsite savo studentų. Ne, tai be abejo, tai ne visos pamokos tokios būtų. Bet gal vieną tokią padaryti. Pavyzdžiui, kai du kiti dar yra 1-2 klasės, turi valandėlę, kažkaip klasės valandėlę. Pabandyti gal tokį ryšį dar neformalioje aplinkoje truputėlį. Nu, vat, pavyzdžiui, šią dieną atsineškite savo gražiausią puodelį, aš taip darau. Bet, pavyzdžiui, atsineškite gražiausią savo mėgstamiausią puodelį. Aš atsinešinu žolelių ir tada kiekvieną savo, pasidarykime mišinį ir ragausim kažkokią ten žolelį. Tai jeigu tai įmanoma, tiesiog padaryti vieną bent tokią pamokėlę retsykiais. Arba galbūt mintis organizuoja dabar šventę, žemės diena, arbatos diena, galbūt tokia vat kaip, galima kokią šventę. Surišti kažkokią gal... diena būna ten, nežinau, fizikų diena, pavyzdžiui. Jo, fizikų diena ir tiesiog pažiūrėti galbūt vėlgi per gamtą, per kažką tai. Tai nežinau kaip, bet lietuvių kalboje irgi, pavyzdžiui, tu gali aprašyk, paimk, pavyzdžiui, kokį šalaviją, ten gaurometį ir, pavyzdžiui, rašinėlis, ne? Nu, vėlgi įdomu, ne? Nu, tai neįprasta dažniausiai yra tema, perskaityk puslapį, tenais altorių šešėlį nuo to puslapio, o tu čia, pavyzdžiui, augalą padėti, pamerki moksleiviui, kiekvienam skirtinga tau čia brelis ir parašykit rašinėlį, nu, aš tai džiaugčiausi, nežinau, vėlgi. Tai va, tokia pamoka, diena, tarsi šventė, tai va, pasijuokti, kaip sakėme, gamta ir diena šventė, pasidaryti savo mokiniams. Labai gražu. Ar augalai yra gyvi? O, čia užduodu darželį tokį klausimą. Dabar tu manęs paklausai. Klausimą į darželį užduoda vaikas. Nu, aš jiems užduodu dažniausiai šitą. Ai, tu užduoji, dabar aš tau užduodu. Bet dabar tu man užduoji, dabar reikia kažkaip pasakyti. Su kuo mes vaikštame? Su kojomis. Augalas turi šaknis. Taip, jie mažiau vaikšto, bet kai mes nematome, gal jie kartais pavaikšto, arba močiutės persodina gėlytės. Taip.
su kuo mes mojuojame draugai savo arba bendradarbiai, taip, per gatvę toliai einančiam, su rankomis, o medžiai turi šakas arba rankas, su kuo mes šypsomės, kartais sunku, bet nusišypsome, taip, ir žiūrėk, ir kitas nusišypso, tai labai nuostabu yra, tai yra mūsų veidas, o augalas turi žiedą arba medis viršūnę. O kad galva nenukristų ir ta šypsena, kas jungia kaklas mumis, tai turime stiebą arba kaklą. Taigi mes esame labai panašus su augalais ir jie yra gyvi, jie yra Dievulio kūrinys kaip ir žmogus, augalas, gyvūnas, mes esame visi susiję. Kartais pakalmas klausiu, ar yra atskiras oras žmogui, atskiras oras šuniukui, atskiras karvytį, atskiras kiaulpieniai, tuo pačiu oru kvėpuojama, ta pati saulė visiems šviečia. Dėl to tiesiog reikėtų daugiau ieškoti gerų minčių, nes esame visi susieti vienaip ar kitaip, ne? Tai tikrai yra gyvi augalai. Nes čia būna kartais diskusijos tokios, kad augalai tai negyvi, gyvūnai gyvi, bet iš tikrųjų man irgi atrodo, kad visa gamta yra, jie vienas kitą saugo, ten yra visokiausių tarpusavyje, netgi teko skaityti kažkokį mokslinį straipsnį, kad jie tarpusavyje bendrauja. Jie bendrauja, simbioziniai santykiai yra ir šito klausimo nebelieka, kai daug būni gamtoje. Vat kam kyla klausimas, iš tikrųjų, kaip pasakai, dar žmogus šiais laikais verčiamas kritiškai mąstyti, tai labai gerai, sąmoningumas yra vienas iš tų išgyvenęs žmogus šiais laikais, sąmoningumas padeda, bet vis dėlto pasakymo kartais neužtenka. Tai aš jums sakau, patikrinkite, vat nueikite tas 3 dienas, kaip sakau, Klaipėda, Nidoj tenais pasivaiščiokite arba į savo miškelį ir taip pabūkite, taip gerai pabūkite, ne tai, kad mes įbėgame į mišką, žinai, kažkokiu reikalu, aš čia pasportavau, pliusiuką užsidėjau, bet taip pabūkite, taip savaitę, ne gal savaitę, būna žmonių, žinokite. Sako, mes tokį iššūkį, vyrukai susirenkam, sakom, į miškelį išgyventume. Ir išgyvena, aišku. Tai tiek nereikia gal. Bet taip pabūkite, taip 5 valandas kada. Nu, va taip, žinai, valandą, 2 pabūnam, kol pagrybaujam 3, bet taip kokias 5. Ar įmanoma? Dar ilgiau. Jums nelis net klausimo, ar ten gyvas augalas, ar jie bendrauja, ar tikrai minčių mažiau yra miške. Reikia patikrinti gyvenime viską, praktiškai patikrinti. Ir tikrai tada, nežinai, sako, reikia patikrinti. Iš tikrųjų, aš dabar galvoju, čia laida yra apie tave, ne apie mane, bet vis tiek šią vasarą teko patirti ir 5 dienas būti gamtoj, be jokių įrenginių, telefonų ir taip toliau, ir gyventi tiesiog lauke. Reikėjo ir išgyventi ir taip toliau. Ir iš tikrųjų buvo labai smagu, labai susipažinau ir su gamta, ir pajaučiau, ir išsivalė mintis. Viskas susitvarkė kažkaip labai gerai. Reikia turbūt, ar ne? Būtinai. Žmogus nuo senų senovės su gamta labai gražiai gyvena. Net žolelės pačios ateidavo pas žmogų, kol namuose gyvendavusi tenais medynėse, tai būna dar dabar kartais per azetį išlenda kaime senam kur nors, per slengstį išliaužia tą kažulę kokią nors. Dabar, sakau, 16 aukšte su liftais žolelės nevažinės pas jumis. Reiškia, žmonės patys atsistatė mūrus tam tikrus ir nutolo. Ir paskui klausė, ar gyvi ar negyvi augalai. Nu, taigi mes patys pabėgome. Tai dėl to, kaip sakai, tas pabuvimas, tiesiog net 5 dienas tai yra nuostabi dalykas. Nes žmogus tiesiog atsigautų, jūs pajusite, net vaistų nereikės, net žolelių nieko nereikės, tiesiog jūs pabūkite gamtoje. Atsistato visas mūsų ir subtilus mūsų visos sistemos, ir nervai nurimsta, ir bėdos, kažkaip nesusitraukia tos bėdos, tų sprendimai, jeigu kažkokį nori daryti, ar sprendimą, ar pervargai, visą mums atsigauti. Sustiprėti gamta yra vienas iš pirmųjų turbūt pagalbinių priemonių. Žolelės, ten fizinis aktyvumas, visa kita gerai, bet vienas iš pirmų, dabar, kas klausotės, gydytojai sako sveikas, tabletės nepadeda, žolelės gerate irgi ne. Eikite, būkite gamtoje kiek įmanoma. Vieni su vaikais vaikščiokite, kuo daugiau tiesiog būkite gamtoje. Mariau, o mes visai nepakalbėjom apie, o kaip tu pasirinkai tą savo kelią tokį vaistininko, žolininko, ar ne, nes kelias tikrai unikalus ir kaip tu pats sakai, pamatę tavo vardą, pavardę ir tavo prašymą, tai turėtų išvysti kažkokį tai žmogų su barzda, ar ne, ten pražylus ir taip toliau. Ateina štai Marius, jaunuolis, be barzdos, atrodo kaip kokių, nežinau, 19 metų ir visiems čia dabar pasakoja tokius labai sudėtingus dalykus, labai paprastai, labai įdomi. Kaip tu atsidūrei šitam kely, nes tu pasakai apie mokslus, kad gerai mokėsi, viskas ok, bet kaip tas kelias tave susirado, ar tu jį susiradai? Iš tikrųjų, tai, nežinau, 3 metai kokie atgal atėjo atsakymas pats, nes visi klausdavo vėlgi, kodėl čia nei gydytojai, nei žolininkai, giminiai ir kaip tu čia, tai va, galiu atsipūsti, žinau atsakymą.
kadangi aš Neveronse gyvenu, tėveliai mano dar netoli, tai yra didžiulė dovana, dar turi tėveliai, dar seneliai šalia kapsto moliūgėlių savo augina, tai yra tikrai artimiai mūsų, tai yra didžiulė dovana ir bendraukite su seneliais, nes tai yra išminties lobynai, kaip tik šiandien net paskambino 95 metų vaistininkė, tiesiog išgirdo, kad aš apie žolelę domėsiu, sako Mariau, aš sako, labai noriu dar toliau ramiai gyventi, bet aš noriu dar pasidalinti apie drebulę. Sako, aš negalėsiu ramiai iškeliauti, kol žmonės nesužinos apie drebulę. Tai net proga pasakyti, kad drebulė Alzheimerį išgydė ten vyrą, irgi ten 95 ar kiek metų. Ten jau buvo ten plaučių uždegimai, jau ten viskas su drebulė. Tai jos garbiai tiesiog vaisinkiai iš Klaipėdos sako, Mariau, paskelb, nes aš būsiu ir jūs ramiai gyvenkite, aš jums paskleisiu šitą receptą. Ačiū, kad jūs man paskambino. Ne, mes jaunimas eina, bet vyresni žmonės, supranta, skambina. Aš turėčiau skambinti 95 metų vaisininkai, tenais vaisinės vedėjai, nuostabiai žmogui klausti, ką jinai man paskambina, kad aš papasakočiau visiems, kad drebulė yra toks geras vaistas nuo visko. Tai, o istorija buvo tokia, kad mama juozažolės ravėjo, tokia juozažolė, isopas arba juozažolė, kaip prieskoninis augalas. Prieš kokią 3 metus jis sako, Mariau, aš atsiminiau. Kai tu buvai dar labai mažas mano įšiuose, aš buvau pagalbininkė BAP, tai yra ten tokie prie Kauno. Aš buvau Marijos Baranauskienės profesorius, kuri įvedė į Lietuvą Mongoldai, juozažolę. Aš buvau jos pagalbininkė ir ravėjau juozažolės. Tu buvai dar labai mažas įšiuose, negalėjai pasirinkti. Kai užaugai, dabar jau gali pasižoliauti. Taigi tokia graži istorija, o aš prenataliniais dalykais tikiu. Tai reiškia net labai seniai. Ir tiesiog tai žinau, dariau dar futbolistų pabūti, akordeonistų, šachmatininkų. Vis tiek. Gerai paskui mokytis, paskui dirbti vaistinėje, farmacinėje kompanijoje ir vis tiek kokį ratą kartais, kaip įdomu pasižiūrėti, kiek tu turėjai nukeliauti aplinkui, kad sugrįžtum į pradžią. Viskas taip turi būti, kaip turi būti, ar ne? Taip, ir atkeliau vis tiek. Bet tiek metų reiškia to viso ten, kur turi būti, tai tiesiog širdies klausyti reikia ir kažkaip gyvenimas atveda. Tai va tokia istorija. Ir žinoma, tai čia tokia šita, o kita istorija tai, kad aš labai pamačiau daug vaistinėje dirbęs farmacinių kompanijų žmonių, kurie daug vaistų suvartoja, bet nepasveiksta iki galo. Reiškia, vaistai gerai, išspręs kažkokią problemą, bet iki galo nedagydo, esmės nešalina. Tai pradėjau ieškoti vis dėlto, kaip tie mūsų senoliai, vis kiek, kai nebuvo to gydymo įstaigų, tiek daug vaistinių, kažką jie darydavo, kaimelį, pavyzdžiui, už 50-80 km, ne nuo kokio miesto. Jis neskubėdavo iš karto suskaudų skrandukai važiuoti, ne ten kokių vaistų viršimų gerinti. Jis raudonėlis, skrandžio draugas žinodavo, galvą suskaudavo kokią nors, jisai žino, kad aspirinas tai yra karklų, gluosnių, žievė arba lapai, arba tie kačiukai pavasarį, kur žydi, kad jie yra pradinis aspirino šaltinis, iš jo buvo atrastas tabletė tik vėliau, o pradžia tai buvo gluosnių žievė. Tai va tiesiog tas man labai sudomino, kaip iš gamtos, kad gamta didesnė vaistinė negu aš vaistinė, kur dirbau, daugiau vaistų yra gamtoje. Ir va taip susidėliojo, kad sukaupiau tų žinių truputėlį, žolinku bebūdamas su ryšulėliu pamugės visur, paskui knygelių rašymas ir paskui jau kaip lektorius, kaip dalinuosi savo žiniomis, o ką išmokstu, tą pasidalinu. O kaip kilo mintis, idėja rašyti knygas? Nes čia toks dar vienas, aišku, gal kažkiek yra susiję, bet vis tiek tai yra ir vaikams knygos ir taip toliau. Kaip kilo mintis? Kaip ta mintis gimė? Mes kalbėjome apie minties galią, ar ne, iš tikrųjų? Dabar įdomu, tai tikrai pagalvoti. Tai žinoma, kad, nesudėtinga, turbūt reikėtų tik tai pagalvoti, kada pirmoji knyga buvo išleista 19 metais, tai reiškia pradėjau rašyti kokiais 18, tai Gaja mūsų gimė turbūt. Dabar galvoju, gali būti. Reikia prisiminti vaikų datas. Gaja čia... Ne, vyresnė, ne. 15 gimusi, tai dar ne, jau jai buvo kokie 3 metukai. Jo, jai buvo 3 metukai, jinai labai gėlytės visokia žiūrėdavo ir aš stebėdavau. Kitaip tariant, situacija padiktavo savo. Gajai buvo kokie 3 metai, kai knygą rašiau. Koks gražus vardas. Jo, Gaja tai iš tikrųjų toksai retas vardas Gaja, labai retas. Gaja atsinešė vardą pati. Taip jau yra, kad tiesiog jau vaikelį būna žiūri, mes repetavot nesu tą vardą, nieks net gimė vaikas, Gaja. Taip tiesiog kartais būna. O saulė, saulutė, tai aš jau sugalvojau, man labai kažkaip gražu, nežinau, tokia šviečianti, visada tokia aktyvi ir iš tiesų visų vardais reikia atsargiai, bet žinok, labai atitinka, aš nežinau, kas čia yra, bet tikrai, saulutė tokia, žinokit, dėmesio centre, net kartais saulutė biškai ramiau, nebėg taip greitai. O Gaja tokia labai gaji, greitai atsigaunti, susirga vieną dienelį, jau pasveiksta.
tokia tikrai gaja, tokia globojanti labai, nes gaja gali būti kaip žemė, gaja, gali būti gajumas, ne toksai. Tai va tas knygas, ko gero, padiktavo vaikai, nes va dabar galvoju, gaja kokie buvo 3 metukai, o Saulutė, jeigu 6, tai 18 kada metais gimusi. Nu tai va panašiai, vaikų augimas kartu su knygomis augo ir aš labai norėjau, kad kaip mano vaikai mato tos augalus, pažintų ir kiti vaikai. Nes kai nuo mažens tu dedi tą pamatą, meilę gamtai, meilę žmogui, nu man taip atrodo, kad tai ir visuomenė auga, ne tokia, mylinti gamtą, mylinti žmonų. Tai dėl to tos knygos ir atsirado su tuo, kad nuo pat mažens rūpinkimės. tą gerą pamatą padėti, tą meilę gamtai ir taip tos knygelės. Bet jos labai pasirašė. Ne tai, kad, žinai, kad reikia rašyti knygą. Gal per 2 mėnesius kokius, žinokite, viena. Kita irgi labai, gal 3 kokie mėnesiai, ar kiek, daugiau visus metus gal Giedrė Rušinė darželio auklėta irgi paišė. Tai va irgi Giedrei dėkingas esu, abi knygas man jinai, kaip sakyt, savo mokslą visą, bet taip paišo iš širdies ir tos knygos tiesiog netgi kalba, jas galima vartyti kaip paveikslėlius netgi. Ir jinai dirba darželėje ir labai gerai jaučia vaiką, gamtą ir jinai viską perteikia su akvarelė. O akvarelė lieti, žinote, ką reiškia dailės mokytojai, tai smulkiausias dalelės, ten augalo visas, tai daug simbolių labai gražiai, tai viską, tai va taip ir viskas savaime, žinok, nereikėjo, žinai, kad dabar reikia parašyti knygą. Nu va 3 dabar jau biškai iš proto truputėlį jau rašau, nes reikia jau tokio, suprantai, jau nuo to, bet aš vis tiek kartais pasileidžiu ir bus vis tiek kitokia negu visos kitų autorių, va kažkas tai bus tokio vėlgi įdomaus. Man kitaip neišeina. Ne, labai gražu iš tikrųjų. Savitai aš mėgstu. Tai laukiam 3 knygos, ar ne? Aš namie turiu irgi tavo knygą. Tai labai smagu. Mariau, o kaip jau laidą vis tiek turėtumėm judėti į pabaigą ir kaip išlikti šiuolaikiniam pasaulyje autentišku? Kaip įgyti tos tokios drąsos, kokią tu turi? Mes kalbėjom pačioj pradžioje, ne? Apie drąsą, tai. Apie drąsą ir kad tai, ką tu darai, yra drąsu, bet kaip atrasti stiprybės tos drąsos ir to autentiškumo šitame tokiame, gal šiek tiek ir pasaulis tokį paviršutinišką nuėjo, ar ne? Kažkokia būsena, kad viskas internete, viskas, kas ką paskelbė, pasižiūri, aha, tas gyvena gerai, blogai. Ir visi gyvena kažkiek galbūt svetimus gyvenimus, nori gyventi svetimus gyvenimus ir panašiai. Bet kaip išlikti autentišku? Nepamiršti būti vaikais, nes būna žmonės suauga ir ieško tada piniginėje laimės arba statuse, kaip sakau, savo nekokiam, bando jie tiesiog kažkur tai surasti. Ir labai daug tokio, sakai, paviršutiniškumo, bet labai gerai gydo pabūti vaiku. Pavyzdžiui, mes kaip buvom vaikai. Tokios geltonas slyvutės būna, bet jos nesunokdavo pas mus ten, kai aš gyvenau. Mes žalę suvalgydom, nes kaimynų vaikai teisė, žinom, kad nurinks, ne? Tai mes valgydom. Mes viduriuodam kokias 2 savaitės, taip, apsividurė, tokie vaikštom, molinam keliam, braidydom po molį, obuolys nukrisdavo po mašiną, ką dezinfekcinio skysčio ir pasitrinį kelias, greuždam, bet mes kažkaip buvom laimingi, aš nežinau, va tiesiog. Tai toks receptas ir atsakymas biškut truputį per juoką gal, bet kad va tais vaikais. Nes vaikas jisai elgiasi natūraliai. Nu, dukrytė, žiūri, jums taip, gal mes kartais į kitų vaikų net kartais nedaugam. Nu, tu taip turi elgtis, nes taip, taip. Bet jis natūralus vaikas, ne? Nu, jisai dar neperkrautas tos interneto informacijos, jis neperkrautas dar yra kol kas. Bent jau šitam, kur mano dukrytės amžiai yra, ir jisai yra natūralus, tai va, apie tą autentiškumą, tai išlikite vaikais, mokytams tai tiesiog savaime tai išeis, o visiems mums iš tikrųjų palinkėti šitą yra tikėjimas labai svarbu yra, vaikų nepamiršti būti ir tada tu tiesiog savaime tas, nereikia autentiškumo kažkaip siekti, baigti universitetus, kad autentiškumo universitetus nereikia. Tu va vaiku pabūti. Ir drąsos tikrai savim būti, tikėti ir viskas bus gerai. Ačiū, Mariau. Tai dar kartą primenu, šiandien pas mus studijoje buvo daktaras Marius Lasinskas. Tai ačiū, Mariau, kad atvykai ir pasidalinai savo
praeitimi, istorija, mintimis, idėjomis ir filosofija. Ir iš tikrųjų noriu tau palinkėti ir toliau skleisti tą savo tokį gėrį, gerumą ir autentiškumą ir nuoširdumą, kurį tu turi ir kitus užkrėsti tuo. Tai labai tau ačiū nuoširdžiai, asmeniškai nuo manęs ir visiems geros dienos ir iki sekančių.